Sveiki, broliukai ir sesutės, dar kartą. Tęsėmėsgi tas domėnas iš terariumo. Visos man ten netilpo į vieną video, tai galvoju, gal geriau negreitinsiu aš to balso, nes čia ir nykštukų visokių mane išvadino ir panašiai. Ir gal ir iš tikrųjų nėra malonu klausytis ten to pagreitinto to balso, žodžiu. Tai kas čia toliau yra dar iš tų domėnų? Amerikai, žodžiu, yra ta CDC, tai Central Disease Control, ne, tai žodžiu, ta organizacija, kuri užsiminėja lygų platinimu Amerikoje. Ir žodžiu, pranešė, kad Texase jau miršta katės, įsivaizduojat, masiškai Texase miršta katės. Ir dėl kogi tos katės miršta? Ogi katės gėrė karvės pieną. Taip, karvės pieną, jos atsigėrė karvės pieną, miau, miau, miau. Ir žodžiu, ir visos pradėjo numirinėti, nes pasirodo, tas pienas jau yra užkrėstas paukščių gripu. Kas galbūt dar nežinojat ar nesiklausėt, tai dabar jau aišku, tie žodžiu šūdmokslininkai jau terariume nustatė, kad paukščių gripų dabar jau užsikrečia karvės ir apskritai jau visi naminiai gyvūnai. Ir žinoma, tas paukščių gripas jau, anksčiau buvęs paukščių gripas, dabar jau gal jis jau ir kažkaip kitaip jau pradėjo vadintis. Žodžiu, tas H5N1, jau tie žodžių nuodai, jie labai gerai veikia, pasirodo, ir visokius naminius gyvūnus ir tie gyvūnai ten krenta dabar jau kaip lapai. Texase jau, žodžiu, žmonės nebežino, ką daryti dabar su savo katytėm, iš kur dabar gauti reikės ten to neužkrėsto pienuko. Aišku, čia prasidės viskas nuo katyčio, nelabai ten manau, kad ten krenta tos, čia tiesiog per melagienas priemonės, jiem ten paėmė dundukam ir paskelbė, žodžiu, kad jau jie būtų pasiruošę peti, kaip sakant, kai tik tai jau paskelbs, kad jau mes dabar jau skelbiam tą pandemiją ir visi turi ruošti petės, tai viskas, aišku, ir prasideda nuo paukščių, paskui nuo karvių, paskui nuo kačių, paskui ir šuniukai ir paskui, aišku, jau, sakys, mutavo dabar virusas ir jau dabar jis persiduoda žmonėm ir tie žmonės jau netgi, dabar jau jie gali žmonės nuo tiesioginio kontakto tik užsikrėsti, jau, žodžiu, jeigu kažkas ten karvę melžia ir, žodžiu, galėjo užsikrėsti, o kažkas kačiukus dabar pradės glostyti, galės užsikrėsti, o paskui, sakys, jau ir žmogų jau ten perduoda ir oro ten būdu, žodžiu, to kaip jie ten mėgsta oro lašelinių sakyti. Ir, žodžiu, apsičiaudės visi vieni kitus ir visi labai pradės tada sirgti ir tada jau galėsiu drąsiai skelbti savo tą pandemiją X, kaip jau jie ten yra visiems išreklamavę, žodžiu, dabar jau visi nekantriai laukia, žodžiu, tam terariume, kadagi prasidės ta pandemija X. Ir kasgi dar tam terariume, žodžiu, yra ten toks ryšys su Nakas, Anglas, žodžiu, ten labai jau, Anglijos jis ten premjeras kažkoks yra ar kažkas tai. Ir jis kalbėjo su to Ilonu, kur tas leidžia tos palidovus, su kuriais ten degina, paskui ten terariume, sakykime, tuos miškus, ten ir miestus ir taip toliau. Esu irgi apie tai pasakęs, bet dabar ne apie tai. Ir jie, žodžiu, kalbėjo, plovė smegenis dundukams, kasgi bus, kai dirbtinis intelektas jau čia, žodžiu, jau viską užvaldys, žodžiu. Dirbtinis ir tada sako jau tas, žodžiu, Ilonas, kad dirbtinis intelektas žmonėms tai sutiks viską, kuo tik tai žmogus gydžiasi, tiesiog jisai turės, kaip sakant, kaip tą džiną, žinot, ką užsimanai, žodžiu, tą ir viską gauni, tau tas dirbtinis intelektas viską ten tau padarys, žodžiu, ką tik tai nori ir ką nenori. Bus dar geriau negu džinas, nes norų skaičius bus neribotas, žodžiu, kiek norėsi, tiek ir galėsi, žodžiu. Ir aišku, dundukai labai visi džiaugiasi, kad čia kaip čia dabar gerai, greičiau tas dirbtinis intelektas jau, kaip čia dabar greičiau jau, kad jisai ateitų ir kas čia toliau. O iš tikrųjų, tai dėl ko čia yra tas pokalbis ir dėl ko jie čia taip sprendžia, taip sakykime pasakoja, ogi dėl to, kad aišku, tai būtų palankesnis tas požiūris būtent į tą dirbtinį intelektą, kad jau dundukai visi sakytų, kad reikia perduoti ir visą tų valstybių, tų administracinių teritorijų valdymą dirbtiniam intelektam ir ten, žodžiu, ir sveikatos visus klausimus spręsti dirbtiniam intelektam. Ir visur, jau, žodžiu, turėtų jau visus dundukus valdyti dirbtinis intelektas ir, aišku, už juos viską daryti, o dundukai ten jau, aišku, jiem, kaip čia pasakė, kad tas jau Sunakas pasakė, kad jūs gausite iš jų valstybės tas bazinės pajamas, didžiulės bazinės pajamas ir už tas bazinės pajamas galėsite ten ilgai ir laimingai gyventi, žodžiu, o dirbtinis intelektas viską už jūs darys. O jau jeigu norės eiti dirbti, tai tik tais jau, kaip sakant, durnelis tik tais galės eiti dirbti, nes savo norų, kaip sakant, nes už tai tik ir niekas nemokės nieko, bet jau jeigu jau toks esi, kaip sakant, durniukas, tai galės eiti ir dar padirbėti. Tai tokias pasakas, žodžiu, pasakoja jau ten tas Ilonas su tuo ryšys su Naku. Aišku, jie užmiršo tik tai paminėti vieną dalyką,
kad taip, tas dirbtinis intelektas tikrai viską duos, viską padarys, viską praktiškai. Tai galim sakyti, jie nei vienoje vietoje praktiškai ir net nesumelavo, tik užmiršo paminėti vieną niuansą tokį, kad visa tai vyksta su jūsų tuo skaitmeniniu avataru, būtent ant to, kaip čia dabar, toj virtualioje realybėje. Va, taip, ten tai tikrai taip ir bus, iš tikrųjų, va, ranką prie širdies gali dėti ten ir tas Ilonas, ir tas Sunakas, kad taip, ten ir pajamos bus jūsų tam avatarui neribotos, sakykime, ir tas dirbtinis intelektas galės jam ten padaryti viską, ką tik tai nori. Tik tais, va, tai toks nuansėlis, kad jau aišku, reikės perkelti savo tą sąmonę, žodžiu, į tą, kaip ten tą visatą, žodžiu, numirėlių, meta, kaip jinai vadinasi, žodžiu, į meta visatą ar kokią nors kitokią jie ten sugalvo, žodžiu. Ir tenais, aišku, jau tada galėsi, tai ta jų žmogaus sąmonė neva, tai galės jau amžinai gyventi dirbtinio intelekto pašonį, turėdama tą džiną su neribotais norų skaičiais ten ir taip toliau. Tai va. Nu gerai, kasgi ten toliau dar, į kągi dar tas Ilonas ten pasakojo. Nu čia kitam, aišku, jisai paskelbė, kad dirbtinis intelektas yra kažkoks tai demonas, ir kurio nepavyks kontroliuoti su šventu vandeniu ir ten tom piktogramom. Tai aš kažkaip labai prieštaringai kalba. Tai jisai vienam ten savo interviu pasako, kad čia reikia džiaugtis ir kaip čia labai gerai bus, o kitam pasako, kad čia jau reikia labai jį kontroliuoti, čia numatyti įstatymus dirbtiniam intelektui kontroliuoti. Nu, įdomu, kaip ten tos įstatymus numatysi, kad kažkokią kompiuterinę programą jų laikytųsi. Tai tuo labiau, kai apskritai jau eina kalba apie tai, kai kuriuose jau, sakykime, administracinėse teritorijose, kad ir tuos pačius įstatymus jau turėtų tas pats dirbtinis intelektas rašyti, nes ne va tai žmonės, tai jau jie rašo netinkamus tuos įstatymus, o va dirbtinis intelektas, tai jis bus kaip čia nešališkas ir pats protingiausias, tai jis galės visiems žmonėms prikurti visokių įstatymų. Nu va, žodžiu, čia apie tą dirbtinį intelektą turbūt užteks. Nu, kas toliau? O toliau Putinas, žodžiu, yra toks Putinas, yra ir krūmas Putinas, ir uogo, žodžiu, Putinas, bet yra ir toks Putinas ten Rusijos tos administracinės teritorijos toks priešai sėdantis, žodžiu. Priešai žmonės, tai reiškia jisai prieš žmonės yra, užtat ir vadinasi priešai sėdantis. Ir ką jisai pažadėjo, žodžiu, padėti Iranui dabar su ginklais, pažiūrėjau, kad jis galėtų su tuo Izraeliu ten, žodžiu, labiau kariauti, daugiau sunaikinti žmonių, tai jis pažadėjo dabar Iranui padėti ir ginklais, ir lėktuvų, ten sakė, duos, žodžiu, jau labai didžiulis bendradarbiavimas jau dabar bus tarp Rusijos ir Irano. Labai keista iš tikrųjų girdėti tokias melagienas iš to terarimo, nes visai nesenai čia kažkur ten, žodžiu, irgi buvo tokios melagienos, aš gal tik tai jums nepasakojau, nes kurios nelabai įdomios, tai aš ir nelabai ten pasakotų melagieną visokių. Ir žodžiu, jisai ten lakstė visokios po tas Šiaurės Korėjas ir į tą patį Iraną ir, man atrodo, dar kažkur, kad tik jam duotų tų ginklų, nes aliai jau jam pritrūko Ukrainai tos ukrainiečių žudyti nebeturi su kuo, tai irgi lakstė visur ir prašė, kad jam duotų ginklų. O čia dabar pasirodo, iš kažkur tų ginklų pas jį atsirado ir dabar jis jau duos Iranui tų ginklų. Visa esmė yra tokia, kad iš tikrųjų nei jis ten tam Iranui duos, nei jam ten kažkas tai ten duoda tų ginklų. Turi jie tų ginklų tiek, kiek reikia, centriniam sandėlį ir, žodžiu, visos valstybės iš to centrinio, kokios ten valstybės, atsiprašau, administracinės teritorijos, iš to centrinio sandėlio jos ten ir pasiima, išsirašo, žodžiu, iš sandėlio, kad reikia tiek ir tiek tokių ir tokių ginklų, bus nužudyta tiek ir tiek dundukų, sakykime, o tiek dar ir nedundukų. Ir aišku, jiem iš karto už tas nužudytų žmonių kvotas ir dalina tiem nevidono tarnam tos ginklus. Tai va. Kas čia toliau? Dar aišku, dėl ko čia yra tokios melagienos vis ten skelbiamos. Ogi skelbiamos matyti dėl to, kad ir padarytų, kad būtų tie, kaip čia sakykime, vėlgi tas susipriešinimas tarp tų administracinių teritorijų, nes Izraelis jau čia padeda, Izraeliui tai yra padeda jau amerikonai, ir Ukrainai padeda amerikonai, tai dabar jau aišku, rusai būtinai turi padėti dabar Iranui, nes jeigu Izraelis su Iranu priešai, tai kaip ten sako, tavo priešas, mano priešas, ar kažkoks, kažkaip ten yra kažkokia ta patarlė, žodžiu. Esmė tokia, kad tas skaldyk ir valdyk, tas principas labai patinka tam nevidonui ir jis visą laiką va taip ir dar. Ir kas čia dar yra, tokia dar įdomiena. O Airijoje, žodžiu, žmonės padarė tokią apklausą, apklausė vaikus, ir nustatė, kad didžioji dalis tų vaikų, po tos vadinamos taip jau lyties po to pasikeitimo, labai blogai jaučiasi dėl to, ten puola į visokias ten depresijas ir gailėsi savo ten to tokio poelgio ten. Ir nežinau, man tai apskritai toks labai įdomus klausimas iškilo,
iš kur ten toj Airijoje, ten tiek daug dabar jau tų vaikų tokių pasidarė, kurie jau pasikeitė ten lytį, gal taip ir yra. Gal yra čia koks klausytojas iš Airijos, gal galėtų pasakyti, gal iš tikrųjų ten toj Airijoje ten vien tik tais lytį pasikeitę vaikai laksto ten po kiemus ir gatvės. Bet, nežinau. Esmė yra tokia, kad, žodžiu, nustatė, kad jau tie vaikai yra ten labai nelaimingi, žodžiu, ir gailisi, o jau, žodžiu, kaip čia, atsukti to laiko jau nebeįmanoma, jau tas kūnas yra sugadintas, sudarkytas, jau cheminė kastracija padaryta, hormonų ten visokių prileista, brendimo blokatorių irgi visokių ten prileista. Tiesiog yra išdarkytas tas vaiko kūnas ir neaišku, kiek jis ten beišgyvens iš tikrųjų, nes ten pastoviai turi papildomus visokius hormonus leistis, jeigu apskritai nori ten gyvas likti. Ir neilgas tas, kaip sakant, tų vaikų tas kelias laukia. Ir ką, ir kas toliau? Ir tas mano antrininkas iš to terariumo, jisai irgi pasakojo man čia tą įdomieną dabar, kaip čia tai Airijoje tam terariume ten atsitiko. Ir ką jisai sako, kad reikėtų iš tikrųjų už tą kiekvieną suluošintą vaiką, tą kiekvieną daktarą, tą kiekvieną mokytoją, tą kiekvieną kokį nors ten tą transgenderį ar kažką, kuris prisidėjo prie to, kad tas vaikas savo kūną taip suluošintų, tai jį reikėtų iš tikrųjų iki gyvos galvos sodinti į kalėjimą. Ir ne tik tai, kad iki gyvos galvos, o dar geriau būtų iš tikrųjų, nes čia tie kalėjimai ir tie sodinimai, jokiais teismais tam terariume pasitikėti iš tikrųjų negalima, o reikėtų iš tikrųjų, kad tų vaikų tėvai suluošintų ir tie vaikai ir atliktų tą teismą patys, kaip sakant, savo tą tėvų teismą ir patys nuspręstų, ką su tais reikėtų padaryti, tais išsigimėliais, kurie tos vaikus ten lošina tam terarium. Žinoma, aišku, reikėtų jau ir dasikasti į rytų, kurie ir tos įstatymus tokius inicijavo, kad vaikam būtų ten tas lytis keičiamas, visi tie, kurie konferencijose visokiuose čia agitavo, sakykime, kaip čia dabar vaikų, čia kokias čia didžiulės teisės, sakykime, kad jie ten keistosi tą lytį ir taip toliau. Ir taip ir panašiai. Bet tai čia sakysiu, kad čia iš tikrųjų čia jokių būdų ne mano nuomonė. Čia aš tik tais savo to išgalvoto antrininko nuomonę pasakoju iš to terariumo. Aš tai aišku žinoma, kad esu ir už visas teisės, žodžiu, ir už demokratiją, už galimybės žmogaus ir vaikų tame tarpe, nes vaikai irgi žmonės yra. Tai turbūt tokiom naujienom, įdomienom. Ir užbaigsiu aš tą savo pasakojimą ir iki kitų, kaip sakant, pasakojimų, pasakėčių. Jeigu patiko, tai priminsiu, kad palaikinkit, jeigu nepatiko, tai nežinau, kaip ten dislaikinkit, žodžiu, parašykit komentarų kokių, jeigu kas ką turit pasakyti, klausimėlių kažkokių, tai būtų gerai dar kokį porą klausimėlių, nes jau porą yra, tai bus kokie 4, tai irgi padarysiu vėl tų klausimų atsakymų kažkokią laidelę. Jeigu kas nežino, tai yra dar ta Telegram grupė, kurioje papildomai dedu visokios informacijos iš terariumo gyvenimo, kas galbūt kam įdomu yra. Ir kiti, sakykime, klausytojai ten prideda visokių informacijų irgi iš terariumo, kas susijęs su terariumo gyvenimu, kas irgi ten su savo antrininkais prisisapnuoja ar kažkaip kitaip, žodžiu, susitinka. Ir irgi, žodžiu, pasidalina tom patirtim. Tai kviečiu prisijungti prie tos Telegram grupės. Neužmirškit pasidalinti tais video mano, jeigu patinka tos pasakėčios, kad didesnis gal žmonių ratas galėtų išgirsti. Ir aišku, noriu ir padėkoti prie tos paties visiems, kurie palaikot, visiems, kurie rašo tos komentarus, visiems, kurie užduoda tos klausimus. Kiekvienas man tas komentaras yra įdomus ir labai, kaip sakykime, ir pačiam įdomu paskaitytus komentarus. Tai turbūt ir tiek tam kartui ir iki kitų pasakėčių.